Ką tau reiškia kosmoso platybės ir nežemiškos civilizacijos? Ar visada domėjai šią temą? Ne, man kažkada buvo etapas, kai nieko nesidomėjau tik panašaus. Aš apskritai ten gėriau daug alkoholio, pat buvau smalsus ir vakarėliuose dalyvaudavau ir visokių tonizuojančių produktų pradėjo keliauti iš vakarų. Ir vieną kartą nuo vieno stipraus LSD man tiesiog įvyko kažkoks tai sąmonės prasiplėtimas momentinis ir nuo kitos dienos aš nustojau tūsintis ir atsirado labai stiprus kažkokių tai nepažintų dvasinių žinių badas. Ir man vienas išmintingas žmogus iš Kernavės miškų parekomendavo eiti į ezoterinį knygyną, pirkti knygas ir pradėti skaityti. Tai aš nuėjau tą knygyną, ten knygų, tai pilnos lentynos, tai ką dabar čia skaityti, žinai. Tai aš tipo intuityviai, taip, šitą išsitraukiau. Ir ten buvo knyga, Barbara Marciniak, knyga vadinasi Nešanti šviesą. Ir ta knyga buvo tos Barbara Marciniak iščanelinta informacija iš plejadiečių. O, geras. Mano tokia pirmoji knyga apie dvasinę, žinai, ne kažkokia nors ten mantros, ne gurų iš Indijos. Bašaras kaip tik kalbėjo, kad didžiausia galimybė, jog su plejadiečiais mes susitiksim į artimą kontaktą. Pirmieji jie bus, kurie pasirodys. Tai nes jie yra tie išsivystę anunakiai, kurie mūsų... Artimiausiai mūsų genetiškai, taip. Kurie mūsų ir pridirbo, ne? Dabar turi kaip vaikus žiūrėti, žinai, patys prisidarė, dabar turi.